Kartais sulaukiu piktų, nervingų komentarų, kad priviso čia visokių ekstrasensų. Esu tas žmogus, kuris turiu nemažai ekstrasensorinių sugebėjimų. Kas tai yra? Tai atsiveria žmoguje 6 energetinis centras, 3 akis. Čia, šioje vietoje tai yra. Tai tuomet atsiveria ir ekstrasensoriniai sugebėjimai. Tai yra, kada žmogus mato, jaučia daugiau negu tiesiog mato paprasta akis ar girdi paprasta ausis. Mato, girdi, jaučia daug platesnėme energetinėme vibracijų diapazone. Tuomet žmogaus sustiprėja intuicija, aiškiaregystė. Jisai mato žmogaus energetiką, gali visais parametrais, spalvomis, formomis, gali, sakysim, kažkokiais siauresniais parametrais, priklausomai koks yra sielos scenarijus, kam to reikia. Ir žmoguje šitie sugebėjimai atsiveria ne tam, kad dalyvauti šio gyvenimo cirke ir puikuotis ir rodyti, kokių aš čia turiu sugebėjimų, kokių jūs neturite. Atsiveria priklausomai nuo to, koks yra žmogaus kelias, ką jis turi nuveikti dėl kitų. Man labai patiko vieno indų mokytojo toks paprastas žmogiškas paaiškinimas, kas vyksta, kai atsiveria 3 akis. Tai jisai sako, įsivaizduokite, kad jūs užlipate į 6 aukštą, tai yra 6 energetinis centras. Ir iš to aukščio jums matosi daug geriau. Jūs daug daugiau matote, daug daugiau apžvelgiate ir tada galite nulipti į pirmuosius aukštus ir papasakoti, ką jūs matote, ko nesimato iš 1, 2 ar 3 aukšto. Toks yra šio centro atsiverimo tikslas. Į šiuos sugebėjimus, į šiuos ekstrasensorinius atsiverimus aš ėjau daug metų. Mokiausi pas mokytojus, valiau save energetiškai, studijavau, gilinausi. Man nebuvo tas atvejis, kad aš jau gimiau ir viskas iškart atsivėrė. Reikėjo pereiti tikrai daug ir skaudžių patirčių, kad pačiupinėti, suprasti, kad pabusti tam tikruose aspektuose. Todėl šiai dienai aš labai gerbiu tą ryšį su šviesos pasauliu ir esu labai dėkinga ir sau, ir mano dvasiniams vedliams už tai, ką šiandien galiu duoti pasauliui.